Lysk iš mašinos niekšė. Lysk iš mašinos niekšė. O, po velnių. Nežinojau, kad tai tu. Internete pilna mokytojų, žmonių, kurie žada visada veikiančias technikas ir pasipūtėlių manančių, kad gali susidoroti su bet kuo, kol jie susiduria su tikru kovotoju. Ir ten nėra jokių triukų, nėra jokių pasiteisinimų, tik vienas dalykas – sunaikinimas. Netikri mokytojai ir išpūsti ego yra sunaikinami, kaip ir turėjo būti. Ir jei manai, kad tokios pažeminimo akimirkos vyksta tik tarp vyrų, pasiruošk Lazy the Savage istorijai. Tai vaikinas, kuris nusprendė lipti į aštuoniakampį su Ronda Rousey, moterimi, kuris savo geriausiais laikais per kelias sekundės sutriuškindavo varžovės vienu judesiu – rankos laužimu. Armbar. She's in trouble. She's in it. She tapped. Pressure. She's running for it. She got it. Tai nebuvo vienas, ne du, o net 6 kartai, kai Ronda privertė jį pasiduoti per tą pačią treniruotę. Kiekvieną kartą vis greičiau, vis lengviau. O Lazy alsavo taip, lyg būtų nubėgęs maratoną, nors nė nepakilo nuo tatamio. Blogiausia tai, kad Ronda tai darė su šypsena, tarsi žaistų su kačiuku, kuris nežino, kad tuoj bus apdraskytas. Galiausiai Lazy suprato, kad išbandyti mišrių kovos menų čempioną yra viena iš tų idėjų, kurios atrodo linksmos tik tol, kol jos neprasideda. Kartais netikri meistrai ne tik gyvena savo burbule, bet ir turi įžūlumo jį atsinešti į tikro kovotojo sporto salę. Šis vyrukas, su visa visatos arogancija, susikaupusia jo auroje, įžengė į mišrių kovos menų sporto salę, lyg būtų 8-ojo dešimtmečio filmo herojus, ir iškvietė oficialių kovos menų kovotoją į dvikovą. Ko jis nežinojo, tai kad tas mažas vaikinas priešais jį nebuvo eilinis naujokas. Tai buvo Namas Fanas, profesionalus mišrių kovos menų kovotojas. Kova prasidėjo. Netikras meistras, turėdamas dydžio pranašumą, puolė smūgiais, tarsi bandytų išspręsti visas savo traumas vienu smūgiu pliūpsniu. Jis pataikė kelis smūgius, taip, bet Namas Fanas nė nekrustelėjo. Jokios išraiškos, jokios žalos, tarsi leistų jam pažaisti. Kol galiausiai tarė, gana. Chirurgiškai tikslus dešinys smūgis tiesiai į netikro mokytojo veidą, ir tas vyrukas krito ant žemės, lyg jam būtų išjungę Wi-Fi. Jis pakilo apsvaigęs, su tokia pačia veido išraiška, kokią žmogus turi pabudęs iš neplanuotos popietės miego. Ir būtent tada Nam viską užbaigė. Toks galingas nokautas, kad neliko jokių abejonių, kas yra tikrasis meistras. Tai, kas prasidėjo kaip ego demonstracija, baigėsi kaip pamokanti nuolankumo ir realybės pamoka. Dzilongas prieš Yasuhiro Kidą. Dzilongo vardas išgarsėjo visame pasaulyje dėl jo Šaolino vienuolio įvaizdžio. Jo stilius nebuvo techninio kovotojo, o šaumeno, kuris leisdavo save mušti, atlaikydavo neįmanomus smūgius ir eidavo pirmin lyg niekur nieko. Jo kovos prieš legendą, Bokaubančią Meką, išgarsino jį internete. Tikri karai, kuriuose jis pelnė pagarbą dėl savo ištvermės. Jis netgi laimėjo vieną iš tų kovų, dar labiau sustiprindamas savo kietumo mitą.
拳，前摆拳。这场比赛我们需要一个真正的。和一龙胜利。 Tačiau ši kaukė subirėjo, kai jis susikovė su Japoniu Yasuhiro Kidu. Toje kovoje Dzilongas bandė daryti tai, ką visada – atlaikyti smūgius, parodyti, kad yra nesunaikinamas. 一龙还是穿了他的陈武康宇呢，是2014年这3年Crush连续3届冠。陈武康宇入行已经是20。 Tačiau Kidu neįsitraukė į tą žaidimą. Jis laikėsi atstumo, laukdamas tinkamo momento. 双腿站架距离很开呀、到25负27 KO 啊！演过电影，演过《美国队长2》冬兵。哎，这滑倒他为什么转头去看一下？好容易被对手。 Ir jau pirmajame raunde jis rado spragą. Brutalus smūgis koja į galvą, tiesiai į Dzilungo veidą, pasiuntė jį be sąmonės ant ringo grindų. 对手一个飞膝就有可能啊，高扫踢头，一龙转身拳，哎，慌了高扫啊，这真的。 Kova baigėsi vos per kelias minutės. Strategija atlaikyti viską žlugo su trenksmu. Ta diena Dzilongas suprato, kad nesvarbu, kiek žmogus giriasi savo ištvermę, visada atsiras smūgis, kuris jį pargriaus. Jo triukas buvo atlaikyti smūgius, kol gavo paskutinį, be kontakto prieš kareivį. Tarp pačių jokingiausių šarlatanų yra garsiojo be kontakto atstovai, tie, kurie teigia galinti sustabdyti atakas ar nokautuoti žmogų jo net nepalietę. Šis tariamas meistras nusprendė pademonstruoti savo galę prieš, atrodo, kareivį. Šou prasidėjo tuo, kad jis apsimetė pasitikinčių savimi. Jis paprašė kareivio pabandyti jį smogti, nes tvirtino, kad galės sustabdyti atakas vien tik energiją. Jis smogė kareiviui netikėtai ir nusišypsojo, tarsi būtų kažką įrodęs. Tačiau per antrą bandymą realybė trenkė kaip traukinys. Apsišaukėlis, vis dar apsvaigęs, norėjo pabandyti dar kartą. Ir šį kartą gavo tikrą smūgių lietų. Galiausiai buvo pažemintas visų akivaizdoje. Ta dieną jis suprato, kad kumščiai tikrai jaučiami. Galvotum, kad po to, kai Šiu Seudongas jį pažemino, Ding Hao pasimokys iš savo klaidos. Bet ne. Wing Chun meistro pasitikėjimas savimi liko nepakitęs, nors jo logika ne visai. Šį kartą jis nusprendė mesti iššūkį Muay Thai kovotojui. Taip, tai tas pats menas, kuriame treniruojamasi alkūnėmis, keliais ir laužomos šonkauliai tarsi sausos šakos. Kova truko šiek tiek daugiau nei minutę ir tik todėl, kad teisėjas buvo malonus. Ding Hao bandė atlikti savo įprastus magiškus smūgius, tuo metu gaudamas stiprius smūgius kumščiais ir alkūnėmis. Ir tada jo varžovas spyrė į galvą. Bum! Ding Hao krito kaip lenta, visiškai nokautuotas ir be sąmonės. Nebuvo nei pašaipų, nei juoko, tik kūnas gulintis ant ringo grindų ir ego žlugimo garsas. Sako, kad antrosios galimybės skirtos mokytis, bet šiuo atveju tai buvo tik antra realybės dozė. Ma Baovu, netikras Tai Chi meistras. Tai Chi gimė Kinijoje kaip vidinis kovos menas, pagrįstas lėtais ir sklandžiais judesiais. Nors šiandien daugelis jį praktikuoja kaip meditacijos ir sveikatos pratimą, iš pradžių jis taip pat apėmė gynybos ir kontrolės technikas. Tačiau laikui bėgant daugelis šarlatanų jį pavertė neįveikiamų stiliumi, nors realybėje jis niekada neatlaiko tikro kovotojo. O tarp visų tų apsimetėlių garsiausias yra Ma Baovu, senolis, kuris save vadino nenugalimų meistrų ir tvirtino galintis nugalėti bet ką savo vidinę energiją. Su pasitikėjimo kupina šypsena,
pašaipomis ir iškilmingomis kalbomis, Ma tapo sensacija Kinijos internete dėl savo arogancijos. Kol vieną dieną jis sutiko kovoti su mėgėjų mišrių kovos menų praktikų. Scena buvo beveik komiška. Kova prasidėjo. Ma pakėlė rankas, tarsi ketintų panaudoti savo galias, ir po kelių sekundžių gavo smūgį dešinę, kuris parbloškė jį tiesiai ant žemės. Jis bandė atsikelti, tik tam, kad gautų dar vieną smūgį ir vėl kristų. Jis pabandė trečią kartą, bet rezultatas buvo tas pats. Trys žeminantys kritimai per mažiau nei 30 sekundžių. Jo didžiulė vidinė energija visiškai neišsilaikė. Publika prapliupo juokais, o vaizdo įrašas pasklido po visą pasaulį kaip puikus pavyzdys, kas nutinka, kai fantazija susiduria su realybė. Ir kalbant apie žmonės, kurie nepasimoko iš savo klaidų, grįžtame prie mūsų seno pažįstamo – Čarlio Selenovo. Po to, kai jį pažemino Deontejus Wilderis, Selenovas nusprendė, kad jo kitas taikinys bus ne kas kitas, o Floydas Mayweatheris vyresnysis. Legendinio Floydo Mayweatherio jaunesniojo tėvas ir treneris. Vyras, kuris nors jau nebuvo jaunas, vis dar turėjo viso gyvenimo bokse sukauptą techniką ir gudrumą. Vos tik prasidėjus sparingui, Floydas vyresnysis surengė tikrą judesių pamoką. Išvengė kiekvieno Selenofo smūgio ir atsakė švariais kontratakais. Lyg jis mokytų tik su užmautomis pirštinėmis. Čarlis dar kartą perėjo nuo arogancijos prie nuovargio, o iš nuovargio prie to žvilgsnio, kaip man iš čia išeiti, kad tai neišplistų internete. Spoileris. Jau buvo per vėlu. Tamsiame pačių juokingiausių kovos menų kampe egzistuoja labai ypatinga elitas. Tie, kurie tvirtina galintys nokautuoti neliesdami. Taip, pažodžiui, jie sako, kad vien tik šūksniu, rankos mostu ar či banga gali tave pargriauti. O jei nenukrenti, tai todėl, kad nesi dvasiškai suderintas. Vienas iš šių meistrų, kurio vardas toks pat lengvai pamirštamas kaip ir jo gebėjimai, nusprendė, kad jau atėjo laikas išbandyti savo techniką tikrame mūšyje. Jo priešininkas – Siu Siaodongas, kinų mišrių kovos menų kovotojas, žinomas dėl vienintelės savo gyvenimo misijos – demaskuoti šarlatanus. Ir jis tikrai tai padarė. Meistras į kovą atėjo apsirengęs tradicinę tuniką, apsuptas savo mokinių, kurie griūdavo ant žemės vos tik pamatė, kaip jis pajudina antakį. Prasidėjo kova. Meistras ištiesė rankas tarsi mestų kamehameha. Siu Siaodongas nė nekrustelėjo. Priėjo, įvertino ir bum! Vienas smūgis dešinę į veidą ir meistras krito ant grindų. Jis gavo dar vieną smūgių seriją, šį kartą tikrai stiprių. Nebuvo jokio či. Nebuvo jokios magiškos energijos, tik skausmas ir sumušimas. Kova truko mažiau nei 30 sekundžių, o meistro ego liko gulėti ant ringo kartu su jo nematomomis galiomis. Nes galbūt ši teka, bet kumščiai smogia. Netikras aikido meistras. Aikido yra japonų kovos menas, sukurtas 20-ajame amžiuje, orientuotas į savigyną. Pasinaudoti priešininko jėga, nukreipti atakas, taikyti laužimus ir metimus. Teoriškai jis pagrįstas harmonija ir kontrole, o ne smurtu. Tačiau kaip visada atsirado meistrų, kurie iškraipė šį meną, pardavinėdami jį tarsi tai būtų absoliuti galia prieš bet kokį priešininką. Taip nutiko tariamam meistrui, kuris sutiko susikauti su turkų kovotoju. Jis įėjo pasitikėdamas savimi, su tipiška poza, man nereikia smūgiuoti, aš valdau situaciją. Tačiau realybė truko trumpiau nei akimirksnis.
Turkas jį pargriovė, užvaldė ir privertė pasiduoti per kelias sekundės. Vyras, kuris save pristatė kaip nenugalimą, galinti valdyti paprastais judesiais, galiausiai buvo paverstas smūgių maišu. Vienintelis nukreipimas, kurį jam pavyko padaryti, buvo jo orumo nukreipimas į žemę. No touch prieš tikrą kovotoją. Kitas iš šių meistrų, kuris tvirtino galintis nokautuoti neliesdamas. Jis organizuodavo pasirodymus, kuriuose jo mokiniai krisdavo ant žemės vien nuo jo rankų judesio. Jį garbino jo pasekėjai, tarsi jis turėtų antgamtinių galių. Tačiau vieną dieną tikras kovotojas metė jam iššūkį kamerų akivaizdoje. Skirtumas buvo akivaizdus. Netikras mokytojas keldavo rankas, bandydavo skleisti savo energiją, bet visiškai nieko neįvykdavo. Kovotojas nusprendė imtis reikalo rimtai. Keli tikslūs smūgiai, greita kombinacija ir apsimetėlis atsidūrė ant žemės, nesugebėdamas apsiginti. Sumušimas truko tik kelias sekundės, bet to pakako, kad būtų sugriauta visa iliuzija. Tai, ką jis daugelį metų pardavinėjo kaip magiją, buvo įrodyta esant tuo, kuo visada ir buvo – apgaule. Jo nematoma galia išnyko su pirmuoju tikru smūgiu. Kitas meistras nebuvo visiškai nepažįstamas. Vangas Dienlongas prisistatė kaip tradicinio kung fu ekspertas, instruktorius, kovos menų aktorius ir senovinių kinų technikų gynėjas. Savaime suprantama, tai buvo tarsi Brusas Lee, tik be charizmos ir be veiksmingų smūgių. Metų metus Vangas buvo išgarsėjęs savo demonstracijomis, akrobatiniais judesiais, spyriais į orą, perdėtomis pozomis. Tačiau tada jis norėjo pereiti į kitą lygį. 2023 m. rugsėjį Vangas viešai iššūkį metė vienam iš baisiausių kovotojų planetoje – Buakau Bančiamekui, pačiam tailandiečių naikintojui. Žmogus privertęs kickboksą pakeisti savo taisykles. Smurto mašina su plieninėmis kojomis ir alkūnėmis pjaunančiomis kaip peiliai. O kas nutiko, kai šie du pasauliai susidūrė? Netyčinė komedija. Nuo pirmosios sekundės Vangas pradėjo bėgioti ratais, spardyti orą ir gestikuliuoti taip, lyg būtų filme. Buokavas jį stebėjo beveik sutrikęs, netgi iš jo šaipėsi. Vangas toliau smūgiavo, tačiau Buokavas to nepriėmė rimtai. Kol galiausiai nusprendė surimtėti ir pradėjo pulti. Jis suėmė jį į klinčą, sugrėbė už kaklo ir smogė keliu tiesiai į liemenį. Vangas atsitraukė, skundėsi, pakėlė ranką. Teisėjas bandė atnaujinti kovą, bet Vangas jau buvo pradėjęs savo šou. Jis reikalavo pakeisti taisyklės į mišrių kovos menų stilių. Šaukė, mosikavo rankomis ir net apkaltino Buokau sukčiavimu. Rezultatas – be rezultato. Kova nesibaigė, bet pagarba Vangui taip. Buokau nė nesutriko, pasveikino žiūrovus, nusišypsojo ir išėjo.
Tuo tarpu Vangas toliau rengė improvizuotą spaudos konferenciją ringo viduryje. Yra apsimėtėlių, kurie bent jau bando surengti savo šou per parodomasias kovas su publika, kuri jiems ploja. Tačiau šis tariamas taiči meistras nuėjo dar toliau. Jis tiesiogiai atėjo į Siusė Odongo sporto salę, kad įrodytų savo nenugalimumą. Su arogancija jis iššaukė vieną iš jų mokinių. Ir tai, kas įvyko, buvo visiškas pažeminimas. Jaunas kovotojas neparodė jokio gailesčio. Nuo pirmos sekundės jis baudė jį kumščių kombinacijomis, o meistras vos sugebėjo išlaikyti pusiausvyrą. Kiekvienas bandymas gintis naudojant taiči buvo išjuoktas tikrais smūgiais, kurie privertė jį svyruoti. Kova truko neilgai, bet pakankamai, kad viskas būtų aišku. Apsimetėlis ne tik buvo nugalėtas, bet ir gavo tikrą luptynę visų akivaizdoje sporto salėje. Jis atėjo į dojo pamokyti kitus, o išėjo gavęs nemokamą kumščių pamoką. Maikas Tysonas lėktuve. Tai žodžiai, kurie turėtų priversti bet ką elgtis kaip šventąjį, bet ne šį genijų. Skrydžio metu vienas pagirūnas nusprendė vėl ir vėl erzinti geležinį Maiką, tarsi bandydamas patikrinti, kiek kantrybės dar turi vienas iš baisiausių planetos vyrų. Jis erzina Maiką Tysoną. Tai beprotybė. Spoileris. Jos nebuvo daug. Ei. Klausyk, Maikai. Prašau, sustok, Maikai. Šį vaikiną lėktuve sumušė Maikas Tysonas. Atsisuk. Taip, tau galas. Nebuvo nei teisėjo, nei varpo, tik realybė. Smūgiai ir labai stiprus. Ir nuo interneto trolio pereiname prie kito pasipūtėlio tipo. Tai Nikas, garsus YouTube kūrėjas, žinomas dėl savo prieštaringų nuomonių ir iššaukiančios laikysenos. Viename renginyje jis susitiko su Šonu Stricklandu, buvusiu Ultimate Fighting Championship čempionu, ir nusprendė jį iššaukti. Ar jis yra influenceris? Manau, kad taip. Tada tęsk taip. Toliau kalbėkis su žmonėmis. Ar gali pasidalinti keliais išminties žodžiais? Man patinka tavo tinklalaidė The Knuckle Boys. Buvo smagu matyti jūs pirmą kartą taip spaudžiamus. Dauguma influencerių yra idiotai. Dirbkite sunkiai, būkite padorūs vyrai. Venkite TikTok, venkite Instagram, gyvenkite geresnį gyvenimą. Stricklandas sutiko pernelyg negalvodamas, o po kelių savaičių jie abu jau buvo oktagone pasiruošę sparingui. Nuo pirmos sekundės Stricklandas spaudė jį tiesioginiais smūgiais į veidą, greitomis kombinacijomis ir visiškai kontroliavo tempą. Snikas bandė atsakyti, bet atrodė kaip pradedantysis, bandantis išgyventi audros sūkuryje. Kai viskas baigėsi, neliko jokių abejonių. Tai buvo žeminantis sumušimas. Stricklandas šypsojosi smūgiuodamas, o Snikas suprato, kad čempionams nereikia garsiai kalbėti, kad tave nutildytų. Sako, kad pinigai gali nupirkti daugą, bet jie negali nupirkti tikrų kovos įgūdžių, o Dekajus yra to įrodymas. Pasiskelbęs nekontaktinės savigynos meistru, Dekajus išgarsėjo YouTube platformoje, vengdamas smūgių, kurie niekada nebuvo suduoti, ir tvirtindamas, kad jo metodas gali milimetro tikslumu neutralizuoti bet ką, net neprakaituojant. Tačiau 2022 m. gruodį jų nusprendė žengti toliau, nei sulėtinto vaizdo mokomieji įrašai. Jis sutiko užlipti į ringą su Manny Pacquiao,
vieninteliu žmogumi, kuris buvo pasaulio čempionas 8 skirtingose kategorijose. Ir nors filipinietis jau buvo pasitraukęs iš sporto, jis vis dar turėjo parako savo rankose ir daug nebaigtų reikalų su pagirūnais. Nuo pirmojo raundo tapo aišku, tai nebuvo jokia choreografija. Deka bandė išlaikyti atstumą, smūgiavo lėtai, apgalvotai, beveik bijodamas. Antonio Pereira has done has been truly sin. He said that he thinks popularity is the same, if not so, in our second frame. We're here at 160. Pakiausas savo ruoštų linksminosi, žaidė, matavo jį ir pamažu pradėjo paleisti savo artileriją. 100%. But for DK, he'd seen shot for you. We'll see if Manny decides DK's so nice. of Triller Fight Club. Happy holidays to all of you and your family. Good right hook up top by Manny. Let's go, the right hook. Picked up the pace as you pointed out, Sinisa. Couple lefts there. Antrajame raunde Pakiausas prispaudė jį prie kampo smūgių į kūną ir veidą seriją. Prolongate some time, and down goes DKU. Right here we see Manny exploding in and Deka neturėjo nieko. Per visus 6 raundus Pakiausas jį techniškai sudaužė, netgi privertė šliaužti. Will Manny Pacquiao opt to do so? Now they are resting, jostling for position. He's going for a... Jis pralaužė jo gynybą, smūgiavo per veidą, sulenkė jį smūgiais į kepenis ir parodė, kad vidinė energija nieko nereiškia, kai priešai stovi tikras čempionas. Manny driving DK. Oh my God! His technical superiority and glimpses at times of his career. Down goes... Ir nors kova buvo parodomoji, knockdownai buvo tikri. Ir žinutė taip pat. Nesvarbu, kiek medituoji, smūgiai kabliais pasiekia ir sielą. Deka pralaimėjo vienbalsių teisėjų sprendimu, o jo savigynos metodas patyrė moralinį nokautą. Bradlis Martynas yra vienas žinomiausių interneto kultūristų. Jis yra sporto salės savininkas, influenceris ir ekspertas, galintis pakelti tiek automobilius, tiek ego. Mėnesius jis kartojo, kad galėtų nugalėti bet kurį mišrių kovos menų kovotoją, jei tik gerai jį pagautų. Ar manai, kad nugalėtų mane gatvės kovoje? Gatvės kovoje. Tu esi tinklalaidės vedėjas, broli. Man tai patinka. Taigi atsakymas taip? Žinoma. Man tai patinka. Jei mane suėmė imtynėse, tu miręs. Man tai patinka. Manau, galėčiau tave nugalėti. Tau nepavyks. Taigi, Demetrius Johnsonas, kuris kovoja 125 svarų svorio kategorijoje gatvės kovose, tave sutriuškintų. Kodėl Demetrius Johnsonas? Jis mažas, bet jis yra juodo diržo savininkas ir visa kita. Kai ateina laikas kovoti vienas prieš vieną, tu nesi geras kovojant ant žemės. Žinau, kad turbūt tiki, jog jį pakelsi ir trinktelėsi į betoną. Nežinau, ko tikiesi, kad nutiks. Aš sutraiškysiu jo galvą į žemę, ar ne? Net jei būčiau laikomas skriaudiku už tai, kad pliaukštelėjau transliuotojui vien už tai, kad jis nuėmė mano kepurę. Duok man mano prakeiktą kepurę. Velnias! Kol vieną dieną jį privertė paragauti grindų. Jis susikovė su džiudžiutsu meistru ir po to sekė tik tyla ir pažeminimas. Meistras jį pargriovė ant žemės lyg baltymų maišą, atliko apvertimą, užlipo ant jo ir ištraukė sielą giljotiną. My head bad. You good? Yeah, hold on. I got rocked. You can do that. Tačiau lyg to būtų maža, tą pačią dieną jis susikovė su dar mažesniu mokiniu, daug mažesniu. Rezultatas? Ta pati istorija. Bradlis galiausiai nusijuokė, žinoma, bet su veidu, kuris parodė, kad jis suprato pamoką. Raumenys neišgelbėja nuo smaugimo iš nugaros. Bet jei kalbame apie blogas idėjas, nė viena neprilygsta Čarlio Selenovo, profesionalaus interneto trolių, kuris save vadino geriausių pasaulio boksininkų idėjai.
Nelaimėjęs nieko, net mokyklos turnyro. Jo mėgstamiausias taikinys buvo Deontejus Wilderis, daugiau nei 2 metrų ūgio vyras, kurio smūgis toks stiprus, kad jis nokautavo beveik visus savo profesionalius varžovus. Watch the jab, right hand. And then once Lahovic went to the ropes, that was... Taip, tas vaikinas, kurio niekada neturėtum išprovokuoti. Mėnesius Selenovas jį įžeidinėjo ir grasino. Deontejus Wilderis. Klausyk, klaune, kalbi nesąmonės, ar ne? Prisimeni, kai palikai mane 2012-aisiais, o aš nugalėjau Dereką Milžiną. Aš tave nokautuočiau, kalės vaike. Leisk paklausti. Jei esi toks geras kovotojas, kodėl surežisavai tą kovą su Maliku Scottu? Šiukšlė. Jei tave užkabinsiu savo jėga, išspjausi dantų apsaugą ir visus savo dantis, šunsnuki. Tu esi prakeiktas nevykėlis. Susitikime dabar pat. Atvyk į Los Andželą, aš esu čempionas. Prakeiktas nevykėli, tu esi juokas. Klausyk, atsiųsiu tau savo paskutinę kovą. Kickboksininkas. 28 sekundės prakeiktas. Nori būti kitas? Susitikime. Tu esi prakeiktas klaunas. Kol vieną dieną Wilderis nusprendė su juo susidurti. Rezultatas? Selenovas vos spėjo išmesti kelis smūgius, kai gavo milžinišką į kailį. Čarlis išėjo svyruodamas, sunkiai kvėpuodamas ir su puikia istorija, kurią galės papasakoti, jei dar norės ją pasakoti. Rookie Lampo, K1 turnyro čempionas. Žinomas dėl savo greičio, tikslumo ir smūgių kojomis, kurie galėtų užgesinti žibintus. Jo varžovas, tariamas tradicinio kung fu meistras, kuris sutiko kovoti tikėdamasis, kad jo protėvių išminties pakaks. Tačiau tai, ką pamatėme, buvo visai kas kita. Nuo pirmos sekundės Rukila jį pavertė gyvų bokso maišu. Smūgiai, kombinacijos, spyriai, viskas pataikė tiksliai. Ir čia pasirodo netikro meistro slaptoji technika – smūgius stabdyti veidu. Taip, pažodžiui. Kartais atrodė kaip pripučiama lėlė, svyruojanti pirmyn atgal, bet jis neparkrisdavo, tik sukinėjosi, pusiau apsvaigęs lyg ieškotų, kur yra išėjimas iš ringo. Vienintelis dalykas, kuris jį išgelbėjo, buvo gongas. Nors atvirai kalbant, nokautas būtų buvęs garbingesnis. Dar viena nemokama realybės pamoka, pasaulio čempiono dovana ir dar vienas įrodymas, kad filmų kung fu tikrame ringe neišgyvena. Siu Siaodongas prieš Wing Chun meistrą. Wing Chun yra klasikinis pietų Kinijos stilius, garsėjantis rankų greičiu ir Bruce Lee legenda. Tačiau šis tariamas Wing Chun meistras neturėjo nieko legendiško. Su savo nenugalimo išvaizda jis sutiko kovoti prieš Siu Siaodongą. Rezultatas buvo visiškas sumušimas nuo pradžios iki pabaigos. Siu jį daužė greitomis kombinacijomis, žemais smūgiais kojomis ir tiesiai smūgiais į veidą. Meistras vos galėjo pakelti rankas, nuolat gaudamas smūgių, klupdavo nuo vienos ringo pusės prie kitos. Teisėjui teko įsikišti ir sustabdyti pažeminimą, nes tai jau nebebuvo kova. Tikras kovotojas tiesiog daužė apsimetėlį. Filmuose matytas Wing Chun baigėsi karikatūrišku sumušimu. Vieną dieną sporto salės kultūristas, iš tų, kurie į veidrodį žiūri dažniau nei į laikrodį, atėjo į brazilų džiudžitsu dodžio ir iššaukė meistrą. Ir tai, kas įvyko toliau, buvo pamoka apie nuolankumą, apgaubta skausmu.
Brazilas jį suvaldė, apriniojo kojomis ir pradėjo pliaukšėti per veidą, tarsi tai būtų kontaktinė ritmo pamoka. Jis jo nenukautavo, nesužeidė, tik pažemino, bet kultūristas nieko neišmoko. Po kelių savaičių jis sugrįžo ir šį kartą prieš pradėdamas ištiesė ranką meistrui, tik tam, kad ją atitrauktų ir pliaukštelėtų jam per veidą. Žiurkė su bicepsais. Rezultatas buvo tas pats – pasidavimas, visiška kontrolė ir dar vienas pralaimėjimas į jo kolekciją. Tačiau tuo viskas nesibaigė, nes tą pačią dieną jis nusprendė išbandyti laimę su viena meistro mokine, daug mažesnė moterimi. Ir kas nutiko? Smaugimas iš nugaros, pasidavimas ir visiška tyla. Kultūristas – 0, džiudžitsu – 3, ego sunaikintas. Jie gali kelti 200 kg, turėti ryškius pilvo raumenis ir visą dieną pozuoti prieš veidrodį. Bet kai jie žengia ant tatamio, supranta, kad raumenys negalvoja, o ego nepasiduoda. Nes galiausiai nesvarbu, kiek sveri ar kokia didelė tavo krūtinė, jei nemokė apsiginti savo kaklo. Siu Siaodongas prieš netikrą kung fu meistrą. Siu Siaodongas žinomas kaip didysis apgavikų medžiotojas Kinijoje. Mišrių kovos menų kovotojas, kuriam nusibodo apsišaukėšliai meistrai, tvirtinantis, kad turi antgamtinių galių. Vienoje iš savo labiausiai išpopuliarėjusių kovų jis susikovė su tariamu kung fu meistru. Vos tik nuaidėjo varpas, netikras meistras puolė kaip pašėlęs, smūgiuodamas be jokios technikos. Šu ramiai leido save mušti, tarsi nieko nebūtų, beveik tyčiodamasis. Per pirmą rimtą kombinaciją Šu stipriai pataikė ir sulaužė meistrui nosį. Nuo tada vyras turėjo kovoti su tvarsčiu ant veido, todėl jis atrodė dar juokingiau. Kova tęsėsi, o Šu jį baudė kaip panorėjęs. Po to paprastų žemų spirimų jis pargriovė jį ant žemės. Jis netgi leido savo būti mušamas vien tam, kad parodytų, kokie beverčiai buvo apsimetėlio smūgiai. Ir lyg to būtų negana, jis toliau žemino jį smūgiais ir šypsenomis, kol galiausiai pavargo ir užbaigė viską smūgiu keliu į pilvą. Meistras išėjo mokyti kung fu, bet galiausiai sužinojo, kaip lūžta nosis. Jei manei, kad netikri meistrai jau pasimokė, palauk šio raundo. Šu Siaodongas, mišrių kovos menų kovotojas, pravarde kinų pasiutęs šuo, jau buvo išgarsėjęs internete, demaskuodamas kung fu šarlatanus. Kol jam nepasirodė Ding Hao, tariamas didysis Wing Chun meistras, tiesioginės EP mano stiliaus linijos atstovas. Nuo pirmosios sekundės didysis Wing Chun meistras Ding Hao pradėjo mojuoti rankomis ore, tarsi vaikytų uodus. Šu Siaodongas, žinomas dėl kovos menų apgavikų demaskavimo, nesureagavo. Iš tikrųjų, jis leido save mušti, tyčiojosi iš jo kovos metu. Tačiau, kai tik nusprendė kovoti rimtai, bam, smūgių lietus. Bum, Ding Hao krenta ant žemės. Šu
panašu jį pargriovė kelis kartus net nesuprakaitavęs. Kova buvo monologas, vieša pamoka apie nuolankumą. Šu toliau iš jo tyčiojosi. Ir viską užbaigs sumušimu. Bet pats siurrealistiškiausias dalykas įvyks vėliau. Teisėjai paskelbė lygiasias. Lygiosios? Visas pasaulis matė sutriuškinimą, bet teisėjai matė tradiciją. Nes šioje kovoje vienintelis gerbiamas kovos menas buvo pajuokos menas. Netikras Šaolino vienuolis. Šimtmečius Šaolino vardas buvo siejamas su kovos mistika. Tikrieji Šaolino vienuoliai garsėja geležinė disciplina, ekstremalių treniravimusi ir dvasingumo ir tradicinių kovos menų deriniu. Neįmanomi šuoliai, psichinė ir fizinė jėga, atsparumas skausmui. Kolektyvinėje vaizduotėje Šaolino vienuolis beveik kaip superherojus. Tačiau žinoma, tai, ką matome čia, nėra tikras Šaolino vienuolis, o apsimetėlis persirengęs vienuoliu. Jis manė, kad gali pasinaudoti šią etiketę, kad išgarsėtų. Ir kaip dažnai nutinka, jis nusprendė išbandyti savo nenugalimumą prieš tikrą mišrių kovos menų kovotoją. Rezultatas buvo akimirksniu katastrofiškas. Nuo pat pradžių netikras vienuolis įžengė į ringą su teatrališkomis pozomis, perdėtų kvėpavimu ir viršenybės jausmu. Mišrių kovos menų kovotojas nedelsdamas ėmėsi veiksmų. Poros tiesių smūgių kombinacija į veidą privertė jį suklibėti, o po kelių sekundžių jis jau gulėjo ant žemės, gaudamas smūgius be jokio atsako. Nebuvo jokios magiškos technikos, nebuvo akrobatinių spyrimų, juo labiau antžmogiškos ištvermės. Galiausiai jo Šaolino išmintis susivedė į tai, kaip per kelias sekundės išmokti bučiuoti ringo dangą. Tačiau ne visi sumušimai yra žiaurūs. Kai kurie būna tokie elegantiški, kad labiau skauda ego nei kūną. Būtent tai patyrė Jarvisas, YouTube kūrėjas, kuriam kilo puiki mintis mesti iššūkį Floydui Mayweatheriui sparingo kovai. Taip Floydas, nenugalėtasis, gynybinio bokso meistras, žmogus, kuris privertė geriausius pasaulio boksininkus atrodyti prastai. Nuo pat pirmojo varpo skambučio Mayweatheris judėjo įžeidžiančiai lengvai, išvengdamas kiekvieno smūgio ir kontratakuodamas chirurginiu tikslumu. Jis jį lietė džabais, privertė klysti, šypsojosi, netgi kalbėjo su juo, kol smūgiavo. Jarvisas bandė išlaikyti rimtį, bet realybė buvo tokia, kad jis dalyvavo privačioje pamokoje ir buvo lėčiausias mokinys. Kai sparingas baigėsi, nebuvo kraujo, nebuvo nokauto, bet liko pamoka.
visam laikui įrašyta vaizdo įraše. Skirtumas tarp mėgėjo ir vieno geriausių boksininkų istorijoje. Bobas Sappas buvo garsus dėl savo dydžio, riksmų ir dėl to, kad pralaimėjimus rinko tarsi tai būtų šou dalis. Ir kai kuriomis pergalėmis. Would be a very smart thing for Yamamoto to do too. Oh! He bounces up on him. The fight. Oh! Buvęs amerikietiško futbolo žaidėjas, turintis monstrišką kūną, bet želę žandikaulį. Priešais jį stovėjo Aoridželė, kovotojas iš Kinijos, pravardė Kung Fu Panda, storas, šiurkštus, bet turintis vieną misiją – sutriuškinti milžinus. 2016 Liepos 2 diena, Road FC 32 Kinija. Nuo pat varpo skambesio Aoridželė puolė jį visų pajėgumu. Smūgiai, spyriai, nuolatinis spaudimas. Sappas nesmūgiavo, tik gavo smūgius, o kai krito ant žemės, Aoridželė jį užbaigė smūgiais parteryje, be gailesčio. Techninis nokautas per 35 sekundės. Tikros skerdynės. Kultūristas sugriuvo prieš pirmą tikrą kovotoją. Po to, kas nutiko Tysonui, būtų galima manyti, kad niekas daugiau nedarys tos pačios klaidos. Tačiau aklas pasitikėjimas yra dažnesnis nei atrodo. Kitas pagrindinis veikėjas yra Big Blends, YouTube kūrėjas, žinomas dėl to, kad kirpa plaukus darydamas gatvės interviu. Vieną dieną jis susitiko su Šonu O'Maliu, Ultimate Fighting Championship čempionu, ir manė, kad gali išsilaikyti ilgiau nei 15 sekundžių nepasiduodamas. Atsižvelgiant į tai, kad niekada anksčiau nesukovojęs, kiek laiko tau prireiktų mane pargriauti? 10 sekundžių. Labai greitai tave paimčiau už kaklo. Manau, kad galėčiau išsilaikyti 30 sekundžių. Ne. Ne? Negalėtum. Turiu žvėrišką nusiteikimą. Jei neturi deguonies, tai nieko nepadeda. Jei būtume tokiame rate kaip šis, paimčiau tave už galvos. Ne, žmogau, turi mane gerbti. 15 sekundžių jau būtų iš pagarbos tau. Aš sakiau 10. Užsidėjo pirštinės, susidūrė kumščiais ir vos per akimirką O'Malijus įrodė, ką pasakė. Big šypsojosi nejaukiai, bet jo veide buvo parašyta: gerai, tai buvo bloga idėja. Michailas Kokliajevas yra Rusijos sunkiatletis, strongman čempionas ir vienas iš tų vyrų, kurie mano, kad raumenys yra absoliučios galios sinonimas. Prieš kovą su Aleksandru Jemelianenko, legendinio Fedoro broliu, Kokliajevas norėjo pasirodyti kietas. Jis metė savo kepurę jam į veidą. O kai atėjo kovos diena, realybė pasirūpino, kad šypsena dingtų. Kokliajevas pradėjo agresyviai, smūgiavo taip, lyg dalyvautų sunkiosios atletikos varžybose. Čempionas mane stebina. Tačiau Aleksandras atlaikė, įvertino jį ir likus vos kelioms sekundėms iki pirmojo raundo pabaigos pradėjo pataikyti. Ir Koklajev sukniubo, tarsi jam būtų pasibaigusi baterija. Nokautas pirmajame raunde. Kepurė nuskrido prieš kovą, bet po to nuskrido jis pats. Nenugalimas aikido prieš brazilų džiudžitsu. Daugelį metų šis tariamas aikido meistras tvirtino, kad jo menas yra pranašesnis už brazilų džiudžitsu. Jis sakė, kad gali kontroliuoti, neutralizuoti ir priversti pasiduoti be jėgos naudojimo. Aikido yra geresnis už brazilų džiudžitsu. Kol tikras džiudžitsu kovotojas jį iššaukė į kovą. Su aikido gali greitai neutralizuoti grėsmę, kad sumažintum žalą. Gerai treniruojantis aikido
turi daugiau įrankių nei džiudžitsu, kad išspręstum konfliktą. Ir tai, kas sekė, buvo greita realybės pamoka. Tai buvo techninė skerdynė. Aikido meistras vos galėjo kvėpuoti ir galiausiai jam neliko nieko kito, kaip tik pasiduoti. Nes viena yra judinti riešus, o visai kas kita – pabėgti nuo tikro kovotojo. Haftoras Bjornsonas, Sostų karų kalnas, daugiau nei 2 metrų ūgio ir 200 kg skandinaviškų raumenų, vieną dieną jis treniravosi su Conoru McGregoru lengvoje treniruotėje, be pirštinių, be aiškių taisyklių, tiesiog dėl pramogos. Nieko rimto neįvyko, tik šiek tiek šou prieš kameras, bet po kurio laiko Haftoras pasirodė viename podcaste. Ko jis nežinojo, tai kad karma moka užlaužti. Po kelių metų jis susikovė graplingo kovoje su Gordonu Ryanu, geriausių pasaulio džiudžitsu kovotoju. Kur kas mažesnis vaikinas, bet su gyvatiška technika. He has, and it's done! Gordon Ryan! The kid, Ir tai, kas įvyko toliau, buvo tikra meistriškumo pamoka. Gordonas jį apvertė, užlipo ant jo, nuvertė ir visiškai dominavo, tarsi Haftoras būtų paprastas sporto salės naujokas. Be riksmų, be jėgos, be Netflix kamerų, tik technika ir visiška kontrolė. Galiausiai Haftoras galėjo tik nusijuokti ir pripažinti, kad prieš tikrą kovotoją jis neturi jokių šansų. Tai buvo gerai, šiek tiek nuolankumo. Ir tai palieka norą dar daugiau. Norisi sugrįžti ir padaryti dar daugiau. Jie abu yra nuostabų žmonės, geri, nuolankus. Nes tu gali būti stipriausias Islandijoje, bet kai kas nors tiksliai sugriebė tave už kaklo, net ir drakonai tavęs neišgelbės. Čiu Seudongas prieš Chen Yongą. Tai Chi. Tai Chi gimė kaip vidinis kovos menas, kupinas filosofijos, švelnių judesių ir pusiausvyros. Tačiau kai kurie jį pavertė farsu, žadėdami, kad gali nugalėti bet ką nematomomis technikomis. Taip nutiko ir Chen Yongui, tariamam Tai Chi meistrui, kuris sutiko susikauti su Seudongu. Kova truko trumpiau nei žiovulys. Chen Yongas neturėjo nei gynybos, nei magijos, nei vidinės energijos, kuri jį išgelbėtų. Kova baigėsi taip greitai, kad vienintelis įsimintinas dalykas buvo meistro pažeminimas prieš kameras. Išaukti pasaulio čempioną ir dar jį įžeidinėti per Twitter. Tai iš esmės prašytis pažeminimo. Būtent tai padarė vienas trolis, kuris vis vadino Sonny Edwardsą bailiu. Britų pasaulio čempioną, pasižyminti nepriekaištingą techniką bokse. Tas vyrukas nuėjo taip toli su savo įžeidimais, kad net pasirodė Sonio sporto salėje, kad iššauktų jį akis į akį. Aš niekada anksčiau nenaudojau bokso pirštinių. Žinau, kad esu stiprus vyras. Ir manau, kad jis yra bailys. Klaida. Vos tik prasidėjo sparingas, Edvardas pavertė jį judančių taikiniu, šoko aplink jį, smūgiavo, kada panorėjęs ir net nuleido rankas, kad parodytų, jog jam net nereikia stengtis. Trolis liko visiškai išsekęs, gavęs smūgių iš visų pusių ir su pamoka išraižyta ant veido. Šnekėti nesąmonės socialiniuose tinkluose nieko nekainuoja, bet ringe už tai greitai tenka susimokėti. Šiuo atveju kalbame ne apie vieną pasipūtėlį, o apie visą grupę. Glee,
o apie visą grupę. Keletas gatvės kovotojų atėjo į sporto salę su puikia idėja mesti iššūkį buvusiam K1 čempionui. Pirmasis užlipo pasitikėdamas savimi ir vos per akimirką jau buvo nokautuotas. Tada užlipo antrasis. Tas pats rezultatas. Per kelias minutės du gatvės kovotojai išmoko greičiausią savo gyvenimo pamoką. Tikrame pasaulyje čempionams nereikia prisistatymo. Jų smūgiai kalba už juos. Braženas Šou nėra eilinis kultūristas. Jis yra stipriausias pasaulio žmogus, tiesioginė prasme. 4 kartų World's Strongest Man čempionas, galintis pakelti daugiau nei 500 kg, tarsi tai būtų vandens buteliai. Tačiau vieną dieną jis nusprendė užlipti ant tatamio su Dustinu Poirier, Ultimate Fighting Championship lengvo svorio kovotoju, juodo diržo džiudžitsu meistru, kuris puikiai moka priversti pasiduoti daug didesnius varžovus. Draugiško graplingo sesijos metu Brianas manė, kad jo jėgos pakaks. Bet tada Dustinas jį apvertė tarsi verstų čiužinį. Matau, ką bandai padaryti. Po to jis paėmė jį iš nugaros ir atliko švarų, technišką ir be išeities smaugimo iš nugaros. To nesitikėjau. Nes tu gali būti stipriausias žmogus planetoje, bet jei tave sugriebė už kaklo, jokie raumenys tavęs neišgelbės. Pabaigai Holyfieldas, išeidamas iš savo namų, netyčia užkerta kelią automobiliui. Vairuotojas išlipa įsiutęs, kol pamato, kas jis toks. Nuo įžeidimų jis per kelias sekundės perėjo prie šypsenų ir suprato, kad yra ginčų, kurių neverta pradėti. Nedelsdamas išlipk, aš tau tuoj padarysiu naują užpą. Eik! O, po velnių. Nežinojau, kad tai buvai tu.